Lietuvos jaunių vaikinų krepšinio rinktinė šį penktadienį pradės Europos čempionatą Turkijoje, kur varžysis su pajėgiausiais senojo žemyno jaunaisiais krepšininkais. Didžiąją dalį Lietuvos rinktinės sudarys Mezon NKL pirmenybėse rungtyniaujantys krepšininkai. Net 8 iš 12 jų šį sezoną žaidžia šiame čempionate. 5 iš jų gina Kauno Žalgirio antrosios komandos garbę, o po vieną žaidėją yra iš Vilniaus Perlo, Klaipėdos Naftos Uniaqua Service ir Kauno KTU ekipų. Daugeliu jaunųjų talentų NKL pirmenybės tampa tramplinų į vyrų krepšinį. O šios lygos svarbą akcentavo ir Lietuvos jaunių rinktinės treneris Rimantas Grigas. Labai gera lyga, gana stiprus čempionatas ir palinkėčiau kiekvienam LKL klubui turėti savo komandą nacionaliniai, kad galėtų ruošti savo jaunų žaidėjus toj nacionaliniai lygoje ir turėti rezervą gerą. Labai gera lyga. Mūsų aplamai ta sistema yra Lietuvoje nebloga, tik tai dar norėtųsi daugiau jaunų komandų toj nacionaliniai lygoje ir kad turbūt kiekviena LKL komanda turėtų savo jaunimo komandą, rimtą jaunimo komandą. Tai būtų didelis pliusas ir mes gal žymiai mažiau prarastumėm jaunų žaidėjų, kurie baigė sporto mokyklas, dingsta nežinia kur. Beveik pusė rinktinės sudarys Žalgirio dublerių komandos žaidėjai. Todėl šiai ekipai buvo leista atsikelti kelias Mezon NKL pirmenybių rungtynes ir jas sužaisti prieš čempionatą. Taip, kauniečiams teko per 16 dienų sužaisti net 8 mačus. Tačiau jie ne tik pademonstravo puikią sportinę formą, bet ir sako gerai pasiruošę čempionatui. Tomo Masiulio auklėtiniai per šią atkarpą laimėjo 7 rungtynes ir turnyrinėje lentelėje šovė į 3 vietą. Jaunųjų žalgiriečių lyderis Gytis Masiulis teigia, kad tokia intensyvi atkarpa jam ir jo kolegoms išėjo į naudą. Nesi išvargęs? Ne, kaip tik atvirkščiai esu labiau pasiruošęs tam Europos čempionatui, nes žaidėm daug varžybų iš eilės, o Europos čempionatas irgi bus labai intensyvus, reiks kautis. Šioje komandoje bus daug žaidėjų, kurie žaidžia nacionalinėje krepšinio lygoje. Kiek tai yra svarbu pažinti vienas kitą? Manau, tai tuos labai daug naudos, kadangi jau tikrai jausim susižaidimą viens kitą. Masiulis šį sezoną NKL pirmenybėse žaidžia jau 3 metus ir yra naudingiausias pirmenybių žaidėjas. Per dvikovą vidutiniškai renkantis po 27 ir 40 naudingumo balo. Tuo metu jo komandos draugas Ignas Sargiūnas NKL dar tik debiutuoja, bet jau spėjo pasižymėti pergalingų metimų paskutinę sekundę. Jis sako dar tik besipratinantis prie vyriško žaidimo. Sargiūnas vis dar su kamuoliu meta iš 3 taškų zonos. Ignas Sargiūnas! Jaunas žaidėjas dabar įžengia į vyrų krepšinį, profesionalų ir tas pats reikia tos koncentracijos į detalės, atsižvelgti kiekvieną centimetrą, kiekvieną sekundę, tokios koncentracijos, todėl supranti, kad detalės yra svarbios ir tai labai svarbu krepšinėje. Šiam tai yra pirmasis sezonas NKL lygoje, ar ne? Taip pats vertinai savo startą? Startas toks buvo sunkokas, dabar paskutinės varžybas jau pabiškai sugrįžau ir tikiuosi taip palaikysiu šitą savo rodiklius ir su komanda žengsime toliau. NKL duonos spėjo paragauti ir dar 2 dabar užsienyje tobulėjantis talentai – Arnoldas Kulboka bei Arnas Velička. Vienintelis Tadas Sidekerskis nuo 15 metų gyvenantis Vitorijoje ir Einaras Tubutis, kol kas rungtyniaujantis RKL pirmenybėse, nežaidė Mezon NKL čempionate.